tavo vardu, Kristau. Amen. Jūs dar galite truputį prisėsti ir mes paprastai dažnai taip nedarom, bet Miranda gavo tokį žodį iš Dievo matymą ir tai galėtų pasitarnauti mūsų visiems kaip padrasinimas, kaip ugdymas ir kaip įkvėpimas. Pasidalink. Šitas regėjimas buvo, kai Ieva meldėsi po šlovinimo ir sako ties žodžiais: Viešpatie, palaimink kiekvieną čia, kuris esa ir kurių čia nėra. Ir tiesiog matau, kaip tarsi atsiveria dangus nuo altoriaus ir Kristus eina priekyje ir su jo gausybė angelų. Ir tie angelai matau būtent tie, kurie yra patarnautojai. Ir kiekvienas mačiau per kiekvieną eilę, ėjo kiekvienas asmeninis, kiekvieno angelas ir dėjo ranką ir mačiau, kaip Viešpats tiesiog pasiuntė, kad ant kiekvieno iš čia esančių būtų uždėta ranka ir mačiau, kaip laimino ir kaip ėjo palaiminimas. Ir tada matau tarsi šalia tą rašto vietą iš Apreiškimo knygos, kur sako, ateis diena, kai Kristus būtent pasiūs savo angelus pjovėjus nupjauti pjūties. Tai supratau, kad ta diena arti. Ir dar pabaigoje tiesiog matau, taip pat girdžiu tarsi tokį žodį, kad dėkite rankas kiekvieną dieną vieni ant kitų, ant savo vaikų, žmonas ant savo vyrų, tėvai ant savo vaikų ir atvirkščiai, nes mes nežinome, kas mūsų laukia, mes kiekvieną dieną, kad laimintumėme savo įėjimą ir išėjimą. Ir kokia tame yra galia ir jėga, mes ką atpalaiduojam dvasiui, iš tikrųjų nematom, dėdami rankas vieni ant kitų ir laimindami vieni kitus. Tai va, amen.